Spalio 25-ąją Vilniuje Litexpo parodų rūmuose vyko didžiausia sezono automobilių uždarymo šventė – RHS Tuning Car paroda 2025. Vienoje vietoje susirinko išskirtiniai automobiliai, unikalūs projektai ir techninės kūrybos entuziastai iš visos Europos. Daugiau nei 6000 m2 erdvės tapo platforma automobilių kultūrai, kurioje buvo pristatyti tiek profesionalūs tuning projektai, tiek klasikiniai automobiliai išlaikė savo autentiškumą. O renginyje dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos ir Švedijos. Technaujienos.lt komanda apsilankė parodoje ir užfiksavo svarbiausius akcentus – nuo inžinerinių sprendimų iki kūrybinių idėjų, nuo technikos estetikos iki automobilių, tapusių tikrais meno kūriniais. Parodoje netruko veiklos ir žiūrovams. Renginio vedėjas Mantas Wizard pristatė programą su magijos elementais, o Red Bull ir DJ Car pasirūpino energinga atmosfera. Tuo metu Sonax specialistai dalyjosi automobilių priežiūros patarimais. Liqui Moly pristatė naujausius produktus ir technologinius sprendimus, o Visų šventų tatų studija demonstravo gyvą tatuiravimo procesą. Lankytojai galėjo dalyvauti įvairiuose konkursuose, stebėti beatbox ir gatvės šokių pasirodymus, apsilankyti jaunųjų automobilių entuziastų zonoje ar išbandyti drifto modelių trasą. Renginio erdvėje buvo pristatyta ir Retro Nil kolekcinių automobilių ekspozicija bei azijietiškos virtuvės zona. O renginio pabaigoje buvo apdovanoti geriausi projektai. Komisija išrinko top 10 automobilių, o organizatorių sprendimu paskelbtas vienas nugalėtojas – Best One. RHS Tuning Car paroda dar kartą parodė, kad automobilių kultūra Lietuvoje auga ir stiprėja, o kūrėjų bendruomenė išlieka aktyvi ir inovatyvi. Technaujienos.lt buvo ten, fiksavo įdomiausius momentus, kalbėjosi su dalyviais ir lankytojais, bei stebėjo, kaip automobilių pasaulis Lietuvoje įgauna vis daugiau formų ir idėjų. Iki kitų metų, kai sezonas vėl prasidės ir gatvės legendos sugrįš, o jūs kviečiame pasižiūrėti daugiau šio renginio akimirkų. Bet prieš tai, jeigu jums patinka mūsų kūriamas turinys, kviečiame prenumeruoti technaujienos.lt YouTube kanalą. Taip nepraleisite išskirtinių reportažų, kuriuos kruopščiai ruošiame kiekvieną savaitę. Ačiū ir iki.